Kalba – tai kiekvienos tautos stipriausia pilis, jokių priešų neįveikiama, kol turi tikrus apgynėjus, rašė Gabrielė Petkevičaitė Bitė. Todėl kasmet už aktualią tautinę publicistiką teikiamas jos vardo atminimo medalis Tarnaukite Lietuvai. Giedrė Mičiūnienė. Zarasų krašto kultūros istorijos tyrinėtoja. Giedrė yra Zarasų viešosios bibliotekos savanorė. Savanoriškai lietuvių kalbos mokanti baltriškių Tiberiados brolius, moksleivius raginanti domėtis gimtąja tarme ir tarmiškai žodžiais turtinti lietuvių kalbos žodyną. Baltoji Zarasų krašto metraštininkė Giedrė Mičiūnienė. Giedrė Mičiūnienė 2024 metais apdovanota Bitės atminimo medaliu kviečia į Dusetų bažnyčią, krašto istorijos ir kultūros paminklą. Pasakoja apie šią vietą, nes žino, ji knygos Dusetų švenčiausios trejybės parapijos 100-mečiai autorė. Pirmoji bažnyčia Dusetose buvo pastatyta 1520 metais. Antroji bažnyčia medinė buvo pastatyta toj pačioj vietoj ir ją perstatė, kitaip sakant, naujai pastatė plėteriai. Iš antrosios bažnyčios yra likę šitie suolai pirmieji ir sakykla. Tačiau dar ne viskas. Jeigu mes eitumėm prie altoriaus, tai altoriuje esantis švenčiausios mergelės Marijos snieginės paveikslas yra, manoma, plėterių dovana būtent šiai bažnyčiai. Trečioji bažnyčia, tai yra šita mūrinė, yra pastatyta 1888 metais kunigo Antano Rumševičiaus iniciatyva ir parapijiečių lėšomis. Tačiau yra minčių, kad aukos buvo renkamos ne vien tik tai šitose apylinkėse, bet galbūt net ir vidury Lietuvos. Rašydama knygą apie Dusetų bažnyčios istoriją, Giedrė sako tiesioginę to žodžio prasme lietusi praeitį. Seni dokumentai pageltę nuo metų, išblukęs rašalas, emocijų būta labai įvairių. Pastebėjau tokį įdomų dalyką, kad vartai nuotraukos atrodo nesenos, 30-40 metų senumo, tačiau žmonių, kurie yra įamžinti nuotraukose, jau niekas nebegali prisiminti. Tai parodo, kad laikas yra labai galingas. Skaitant, pamatai, kokie buvo netgi įdomus ligų pavadinimai. Epilepsija, apopleksija, tuberkuliozas, eklampėja, gripas buvo vadinamas influenza, senatvė marazmu. Knygos buvo pildomos ne tik lietuvių, buvo pildomos ir rusų kalba, ir lenkų kalba, net vokiečių. Seniausia santuokos knyga 1873 metų. Ir didžiausias skirtumas, pavyzdžiui, yra 34 metai. Vyrui buvo 54, o jaunajai 20 metų. Didžiulis tyriamasis darbas, tapęs Dusetų švenčiausios trejybės parapijos 100-mečiais, knygos sudarytojos teigimu vyko iš noro sužinoti ir pasiryžimo išsaugoti tai, kas privalo išlikti. Solidžiame leidinyje labai daug dokumentinio palikimo. Sudarytas sąrašas kunigų, kunigavusių šioje bažnyčioje. Ir labai džiaugiuosi, kad tas sąrašas, sakyčiau, gana ilgas. Man pavyko surasti virš 100 kunigų pavardžių. Kadangi kalbinau ir kunigus, ir senus vietinius gyventojus, tai vienas kunigas sakė, kad
kunigai ypač karo pokario metais buvo keičiami labai dažnai. Jie kartais būdavo tik keletą mėnesių ir keisdavo, kad galima būtų tiesiog išsaugoti juos nuo tremties, nuo kažkokių tai represijų. Buvę įdomu, patyrimais dalijasi Giedrė. Ir skaičiuoti, ir faktus kaupti, rasti netikėtų. Bažnytinės knygos tiksliausiai atskleidžia krašto praeitį. Bažnyčia ir yra istorijos lobynas, tvirtina. Giedrė Mičiūnienė, mokytoja, poetė, išleidusi 7 eilėraščių knygas. Pastaruosius 4 metus daugiausia laiko skirianti publicistikai. Kai uždarė Turmanto mokyklą, likau be darbo, tada ir prasidėjo tas didysis mano knygų rašymas. Parašyta apie Baltriškių bažnyčios istoriją, Dusetų bažnyčios istoriją, Antalieptės vargonų restauravimas. Parašyta apie sesę Gemą, ir dar nemažai kitų knygų. Iš viso esu išleidus 30 knygų, dar ir viena knyga yra maketuojama, bet tikrai ne paskutinė. Istorija, tas būtasis laikas, Giedrei, nelyg priminimas, kad reikia mylėti dabartį ir rūpintis ateitimi. Taip ji ir daro. Ir neketina sustoti. Idėjų yra, idėjų daug. Ir kai dalini, turbūt gauni dar daugiau jų. Tiesiog dalijant daugėja. Manau, kad tikrai ir apie Zarasus, ir apie artimiausius rajonus galima būtų pripasakot labai daug įdomių dalykų ir užfiksuoti be abejo. Šiemet Joana Viga Čiplytė, nacionalinės kultūros ir meno premijos nominantė. O 2023-aisiais už visuomeniškai aktualią publicistiką apdovanota Gabrielės Petkevičaitės bitės atminimo medaliu. Poetė, fotografė, publicistė, kaip dėlionę Panevėžio krašto istoriją, nusidriekiančią per Lietuvą ir pasaulį, dėlioja iš svarbių įvykių ir asmenybių, ją kūrusių biografijų. Kaip atsiranda tie žmonės man, kaip pavyzdį daktaras Petras Mačiulis, nuo Rokiškio. Kada buvo nužudytų gydytojų knyga išleista, jo 70-mečio proga, buvo Stanislovas Mačiulis, gydytojas, vyriausias. Ir tada sužinojau, kad jis turėjo brolį. Brolį, kuris Italijai baigė universitetą ir mokslo daktaras tapo. Oi, pagalvoju, kaip įdomu, abu iš kaimo, iš Rokiškio. Ir va šitai pirmas tas žmogus atėjo į mano gyvenimą. Įsivaizduojate, kaip tai buvo nepaprastai įdomu. Ir pamačiau, kad jisai ir vertėjas, ir katalikas, ir ta visa istorija tokia dvasinga, kad aš pagalvoju, o Dieve, kokia man laimė. Ir kokia laimė turėjo daktaras Mačiulis savo brolį, kuris pasirūpino savo brolio atminimu. Kada nužudyta, kai jis išplatino šitą, kad visas pasaulis žinotų, kokia tai įvyko Panevėžy tragedija. Niekas gi neprašė manęs rašyti tos knygos, sako. Rašiau iš pagarbos šiems 2 dvasios didžiūnams. Savąją kūrybą jis skirsto į 3 laikotarpius. 3, pats brandžiausias, įsitikinusi, parašytos dokumentinės monografijos apie garsius teisininkus, publicistus, diplomatus, Eduardą Turauską, Juozą Papečkį, Vladą Natkevičių. Reikia važiuoti į Kauną, reikia važiuoti į Klaipėdą, į Palangą, į Druskininkus, visur, kur kažkur jie keliavo. Ir kada su Turausku sudarai pavardžių rodiklę, 1000 pavardžių, 1 žmogaus. Tai kokio turėjo būti žmogus, kuriem kažkas tai rūpėjo kitiems žmonėms, arba jam rūpėjo tie žmonės, filosofai, mokslininkai. Pagalvoju, wow. Taip, kad džiaugsmas, aš džiaugiuosi be galo. Kaip dirbti dokumentais, kaip juos atpažinti, kaip juos įvertinti, tai yra studijų reikalas. Tik tai studijas. Nes paėmė dokumentą, žiūri kiekvieną lapą, koks tai popierius, kaip rašyta, kas daryta. Ir dabar aš labai gailestauju, kada nuskenuoti visi daiktai.
nebėra to džiaugsmo. Nebematai, grinai toks techninis lapas, bet nejauti to pirštų prisilietimo, tų žmonių parašų tokio. Tai žinokit, man ne, širdį neina. O kai tai pamatai, oi, va čia rašė, va šitaip rašė, va šitaip mąstė, šitaip kreipėsi, tie ypač, to meto inteligentija. Yra sunkus darbas, tikrai yra sunkus ir atsakingas, labai reikia pabrėžti, kad atsakingas. Už kiekvieną parašytą faktą aš atsakau. Galiu kraują pasirašyti. Ir aš dažnai pati pirmoji paimu tos dokumentus. Įsivaizduojate? Nes ten reikia pasirašyti, tas skaitė, o ten tik tai va Čiplytė skaito. Mokėti dirbti su dokumentais negana, šypsosi. Svarbiausia gebėti juos rasti ir neprarasti ryšio su skaitytojais, nes labai rūpi, kaip gyvena jau išleista knyga. Būtinai važiuoji pristatyti. Pristatyti tą knygą, kad visi žinotų, kad tu lauki tų atsiliepimų, ateina juk ir istorikai, mokslų daktarai. Knygas pristačiau Vilniaus universitete, Mažvydo bibliotekoje, Signatarų namuose, Paveikslų galerijoje, apskrities Vilnius. O kur Kaunas? Kauno apskrities biblioteka, Marijampolė, Palanga, Klaipėda. Žmonės jau laukia, kad atvažiuoja autoriai ir jie jau žino, apie ką, žino, ką paklausti. Tai ar galų gale, kaip Turausko, nuveda net ten, kur jis gyveno. Nuveda, kur yra tėvų kapavietė. Čia bažnyčia krikštytas, čia tėvelis buvo Zakristijonas, čia bendravo Turauskos su kunigais tiek daug. Kažkas užsiminė, jisai galėjo būti ne diplomatas, ne publicistas ir ne žurnalistas, o galėjo kunigas ir vyskupas ir gal popiežius galėjo būti. Nepalieka Joanos jos herojų istorijos, kad ir užrašytos. Visuomet randa tęsinį diskusijose, susitikimuose su skaitytojais. Moterų kūrėjų pasirinkimai susišaukia su josios. Juk susitinkame Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešojoje bibliotekoje, kurioje praleisto laiko nė nemėgina skaičiuoti. Nuolatinė lankytoja čia esanti. Todėl ir bitės atminimo medalis – brangenybė. Kai parašiau pirmą knygą, prie kurios dirbau, jeigu 8 ar 9 metus, kol surinkau medžiagą. Ir išleidau tą pirmą knygą, 1000 tiražą, tarp kitko, labai daug. Ir tada žiūriu į savo datas, viskas. O Dieve, pirma knyga išeina, man 50 metų. Tai ko ne Žemaitė? Pradedi iki poezijos, kurios niekada nerašiau. Gal jaunystė iš kokio skausmo, kokį parašiau, suplėšydavau. O dabar prašau. Ir fotografija. Ir taip viniojasi. Ir nauji tokie klodai. Šiokio tokio sąstingio, apgailestauja, įnešė pandemija, bet iš jo jau vaduojasi, rinkdama medžiagą apie Panevėžyje veikusius mėgėjų teatrus. Panevėžys kažkoks stebuklų miestas, taria. O teatras visų menų menas. Vėl bus knyga. Ir skaitytojų bus. Tie, kurie neskaito, juokiasi, tai gal bent nepyksta, kad užsiėmus esu, kad dirbu. Labai dėkoju savo sesei, savo dukrai, kurios supranta, palaiko. Aš darau tą, ką iš širdies. Eina man, nereikia jokio spaudimo, nereikia jokio kažkokio skubėjimo. Dirbu tiek, kiek man sąmonė pasakė, viskas stop ir baigis. Bet tada yra viena paslaptis, turi būtinai išvažiuoti. Tiesiog kitom mintim pagyventi, grožio, aplinka. Ir va taip, toj kelioniai tada gimsta nuotraukos. Duok Dieve, linki Joana Viga Čiplytė visiems savų įkvėpimų. Akivaizdu, kad Povilo Šverebo, Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto lektoriaus, už visuomeniškai aktualią publicistiką 2024-aisiais apdovanoto bitės atminimo medaliu įkvėpimas Žemaitija. Jam ji ieškojimų ir atradimų žemė.
Ir tuos atradimus užrašęs jis patiki spausdinti ne tik vietos laikraščiams. Juos leidžia Vilniaus dailės akademijos leidykla. Kai buvo įkurta Žemaičių akademija, mano buvo tokia mintis, kad pirmą reikia kažką apie savo gimtą vietovę, kad būtų. Tai nuo tos konferencijos, kaip įkliuvau, tai pirmą knygą kartu su Domu Butrimu darėm, paskui darėm kitas knygas ir leidom Žemaičių akademijos seriją. Ir tų knygų mes jau dabar turim išleidę 20. Na, nežinau, aš prie sudarinėjimo. Ne vienas visada dirbi kartu su kitais, ten sakysim, ir su Asta Miltinyte esam sudarinėję kartu ir su profesorium Butrimu. Labai daug autorių mes apjungiam. Tai mes apjungiam ne tik tais tuos, kurie tyrinėja kaip mokslininkai, akademinę veiklą užsiminėja, bet mes stengiamės pajungti ir vietinius žmonės, kurie tyrinėja kraštą ir išmano. Todėl mes tų knygų dabar jau turim išleidę Žemaičių praeities 20 tomų. Ir simboliškai, kad paskutinė knyga, kaip tik su Liepa Griciūte Šverbenė sudarinėjom, ji buvo ir yra skirta mūsų rektoriui, kuriam buvo 70 metų. Ir kaip tik simboliškai aš visur žiūriu visokias simbolinės prasmes. Ir knyga, ji turėjo būti 21, bet 21 suvėlavo, tai išėjo 20 tokia irgi jubiliejinė knyga. Sąvokai aktualioji publicistika Povilas Šverebas turi saviškį paaiškinimą. Jam tai pirmiausia išsikeltas tikslas ir numatytos užduotys tam tikslui pasiekti. Vadinasi, jie neturi parašyti nieko naujo, nei anksčiau darbavęsi tyrėjai. Nerašo, bet atkakliai ieško. Mane domina tokie dalykai, į kuriuos yra neatsakyta kas nors. Galiu net pavyzdžiais iliustruoti. Na, pavyzdžiui, daugelis mano kartos žmonių, aišku, aš šiek tiek vėliau, mokyklos laikais mes nesimokinom poeto Vytauto Mačernio, bet kadangi jisai baigęs tą pačią Sedos vidurinę mokyklą, kaip ir aš, tai skaitydamas jo poeziją, kur man jį labai artima, labai užkliuvo vienas toks dalykėlis. Kad žmogus, kuriam 23 metai su pusė, taip labai jau jaučia mirtį ir labai daug rašo apie mirtį. Na ir tada kaip tik man šovė mintis pažiūrėti, ar nėra išlikęs Lietuvos centriniame valstybės archyve poeto to laikotarpio archyvas. Randu gydytojo Sedos Samuelio Saukhato pažymą, kad reiškia Vytautas Mačernis serga džiova ir reikia jį atleisti nuo egzaminų, kad reiškia pataupyti jo sveikatą. Na ir automatiškai pažymėjimas buvo sutvarkytas švietimo ministrui leidus su tuo prierašu išrašyta. Tai, kas negirdėta, pagarsinę spaudoje. Vieniems mena pasirodė juokinga, kitiems apmaudu, kad staiga viskas apsivertė aukštyn kojom, sumažėjo romantikos. Treti sveikino, buvo abejojančių, ar tikrai kažkokios Sedos gydytojo diagnozės patikimos. Istorikui nebeliko nieko kito, kaip išsiaiškinti situaciją iki smulkmenų. Samuelio Saukhatą reikia patikrinti, kokio lygio jis gydytojas. Pasirodo, jis mokinos Kazanį, gydytojo teises gavęs Vokietijoje, išsilaikęs. Tai aukščiausio lygio gydytojas pagal tuos laikus. Ir be to vietinių gyventojų paklausinėjo, aš mėgstu remtis ne tik tais archyviniais šaltiniais, bet kaip sakoma, pasakojamąją tą istoriją. O į vietiniai sakė, čia toks gydytojas, kur reta labai pasitaiko. Aišku, tai tam tikras yra įrodymas. Na, bet dar buvo tuo metu gyva poeto sesuo Valerija. Na ir esminis dalykas, jinai sako, žinai, iš mūsų ten tų giminių, reiškia, buvo dėdžių tetų 24-21 mirė džiova. Mirdavo, taip sako, tokie 16-18 metų 20. Vienas buvo išvažiavęs į Ameriką, sako, bet nuo džiovos irgi nepabėgo. Sako, taip, jei nekylo jokių abejonės, sako, čia yra tikrai tiesa.
Kiekvieną pasakojimą publicistas tikrina, grindžia dokumentais, visada rūpi žvelgti naujai, rašyti kitu aspektu. Jau tuo Mačerniu galvojau atsikratęs, jau viskas aišku, įsiaiškinau, kas man neaišku, bet atvažiuoja poetė, tuo metu ji buvo Maironio literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė, į sedą skaityti pranešimų. Na ir ji kaip tik parodo, kad pas jos muziejui, reiškia, yra perduotas Bronės Vildžiūnaitės, sužadėtinės Mačernio poeto, dienoraštis Sedos vidurinius laikų. Ir ten, kai jį rodo viršelį, aš matau adresą, kad jis gyveno pas A. Gurauską. Tai tada aš pradėjau kastis, kur Mačernis gyveno. Nes ten jau buvo prieš tai daug versijų, kur jis gyveno, bet jau čia konkrečiai yra dokumentų. Tai įdomu tai, kad aš ieškojau ir suradau. Ir dar palikonių Gurauskų, tai toliau ir tą namą. Už dvasinės vertybės, tautiškumą ugdančius leidinius Povilas Šverebas dėkoja bendraautoriams, Dailės akademijos, Vilniaus universiteto, kultūros, istorijos instituto mokslininkams, sutinkantiems pasidalinti savaisiais tyrimais, ir tvirtina, įsitikinęs, kad vietos istorija žmonėms, ypač tose teritorijose gyvenantiems, labai aktuali. Ir net jaunimas ją domisi. Darom ir knygų pristatymus, tai vaikas rašo, mano tėčiui ši knyga labai patiko. Jis parėjo iš darbo, nenusimovęs bato, įlipo į lovą ir skaitė tą knygą. Mama baisiai pyko. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.